profesoriau, ar galite pakomentuoti Time žurnale publikuotą mintį, kad 2040 metais žmonija gali tapti nemirtinga? Na, pakomentuoti, aišku, galima. Aš iš principo skirčiau du dalykus. Tai yra senėjimo procesą ir ligas. Tai jeigu yra ligos, tai jas reikėtų gydyti, reikėtų bandyti padėti. Ir galima senėti sveikai, kaip sakoma. Ir tas sveiko senėjimo idėja yra, kad iki ilgo amžiaus, iki 100 metų ar net šiek tiek ilgiau galima būtų išlikti visiškai sveikam ir nebūtų to ilgo laikotarpio, kada ligotas turėsi priverstas gyventi. Bet sugebėti visiškai išvengti ir sugebėti iki, kad mūsų gyvenimas taptų ten keliais šimtmečiais ilgesnis, tai tikrai yra neįmanoma, nors visada galima pafantazuoti ir žinant, pavyzdžiui, tą dalyką, kad mes jau randami yra mechanizmai biologiniai kai kurių gyvūnų laikrodžiuose, kur jiems suprogramuoti gyventi 2 metus, bet galima būtų pakeisti ir gyventų 3 metus, tą yra įmanoma padaryti. Nors atrodo, ląstelės tokios pačios, biologija tokia pati. Bet yra ir objektyvų senėjimo dalykai. Ląstelės genda, jos baltymai degraduoja, yra daugybė visokiausių dalykų, dėl ko senėjimas ir vyksta, ir turi vykti, ir tikrai neįmanoma jo išvengti. Nereikėtų niekada sakyti visiškai neįmanoma, bet ir nerealu, ir beveik neįmanoma. Kokie iššūkiai laukia naujų vaistų kūrime artimiausiais dešimtmečiais? Na, žinot, visos mūsų prognozės remiasi istorija tam tikra. Tai mes, pavyzdžiui, dabar žinome neseną situaciją, kad prieš 10-15 metų staiga įvyko tam tikras lūžis, kad buvo nepaprastai tikima tomis mažomis molekulėmis, cheminiais junginiais, kurie išgydys nuo visų ligų viskas, bet paskui staiga labai tas pasitikėjimas nukrito, akcijų vertė nukrito, buvo tam tikras nebe taip populiaru tas viskas tapo. Tai į tai žiūrint ir tuo metu atsirado tas vadinamas biologinių molekulių labai didelis paplitimas, kad antikūnai tapo populiaresni, atrodė, kad būtent biopharmaceuticals, o ne įprastiniai pharmaceuticals bus vertingesni ir daugiau bus galima ligų sėkmingiau išgydyti. Ir tame yra daug tiesos. Ir tokio tipo pakrypimų tam tikrų iššūkių gali būti ir ateityje. Bet aš matau, kad įgalimas ir tam tikras renesansas cheminių molekulių. Po to, kai bus geresnis supratimas mechanizmų, geriau, tiksliau bus aiškiau matys, kaip pašaliniai poveikiai, tiksliau mažiau tų kenksmingų molekulių bus naudojama. Tai dėl to aš labai manau, kad čia yra dar klausimas visiškai neaiškus, kurie kryptim pasuks. Kaip Jūs vertinate ir žiūrite į individualizuotos medicinos? Na, individualizuota medicina yra labai būtų gerai, bet reikia skirti, kiek mes individualūs ir kiek mes identiški. Mes šiek tiek esame individualūs, bet absoliučiai dažniausiai tos cheminės medžiagos, kurios yra vartojamos, mus veikia visus vienodai. Jos veikia vieną fermentą pagrindę kokį nors ir jos veikia visuose žmonėse tą fermentą. Ir galbūt, bet yra tam tikri skirtumai, tam tikri tenais, kaip buvo minima, higienos skirtumai, tam tikri kultūriniai skirtumai, vieni žmonės ten truputį daugiau vienokius vysto dalykus, kiti kitokius, tai tų skirtumų individualių yra. Ir kol kas, bet įsivaizduokit dabar sukurti vaistą, reikia sukurti vaistą, kuris būtų tik tai tam konkrečiam žmogui skirtas. Tai yra, jeigu jis milijardus kainuoja jo sukūrimas, tai ar jis mokės tos pinigus, tai čia yra tikrai kol kas yra nerealu, bent jau kalbant apie tikrus naujus etinius vaistus. Kokie iššūkiai laukia mokslo ir galbūt farmacijos Lietuvos pramonės, kuriant naujus vaistus? Visų pirma, reikia labai aiškiai atskirti, kad Lietuvoje niekada nebuvo joks vaistas sukurtas ir dar labai ilgą laiką, mažiausiai 10 metų tikrai nebus sukurtas. Tai vien dėl to, kad vaistas turi praeiti, jeigu jis nuo paties ankstyvojo sukūrimo
turi dar praeiti paskui visus ilgus klinikinius tyrimus, tai pas mus arba yra labai viskas fragmentiškai šiuo metu daroma. Kai kurių cheminių molekulių, kurios atėjusios yra iš vakarų, pas mus tiesiog daromi 3 fazės klinikiniai tyrimai, tai negalėsi sakyti, kad čia mūsų, nes tai yra daugelį valstybių tie klinikiniai tyrimai daromi. O tie pradiniai etapai dar yra tik pradėti dažniausiai ir, sakykime, mes šiek tiek stengiamės daryti, yra ir kitų laboratorijų, kurios ieško aktyvių junginių, arba gal sukurs antikūnus kokius nors, bet tai reikės labai ilgo laiko, kol bus praeiti klinikiniai tyrimai. Tai vat mano viena iš minčių idėjų būtų, jeigu įmanoma būtų apjungtas jėgas ir šiek tiek struktūrizuoti, kad ir Kaune Sveikatos mokslų universitetas, kur turi didelę patirtį su klinikiniais dalykais, gal mes turim tenais tose sąveikų matavimo patirtį ir yra įvairių kitų laboratorijų, kad būtų tam tikras toksai kelias ir aiškiau žinotumėm vieni kitų galimybės, vieni kitų norus ir būtų efektyvesnės kolaboracijos bendradarbiavimai. Ką jūs šiuo metu kuriate naujo? Mes bandome sulipdyti cheminės molekulės, kurios inhibuotų keletą fermentų mūsų pasirinktų, kurie stipriai yra, jų ekspresija, jų kiekis padidėja vėžinėse ląstelėse ir juos prislopinus galima tikėtis prieš vėžinio poveikio. Tai čia yra pagrindinis mūsų projektas ir mes kūrėm tokių karbonhidrazių inhibitorius slopiklius, ypač 9-osios izoformos, kuri vėžy labai paplitusi, ir šaperonų H90 slopiklius. Sakykime, karbonhidrazė 9 apie pusėje visų vėžių ekspresuojasi, o normaliam sveikam žmoguje jos tai yra tik tai skrandyje ir labai nedaug kur kūne. Tai dėl to ją išslopinus žmoguje, tas pašalinis poveikis būtų minimalus, mažesnis. Ir kviečiu dalyvauti Lietuvos biochemikų draugijos konferencijoje Druskininkuose birželio 27-30 dienomis.